Problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi, su jumis esu aš Jūratė Kriščiūnaitė, šiandien Jaunimo kode netikėtai vėl prisijungiau prie Jaunimo kodo komandos, nes ruošiam laidą pilietiškumo tema ir šiandien su manimi jaunas pilietiškas žmogus, tai yra politologas netgi Dovilas Petkus. Labas, Dovilai. Labas, Jūratė, sveiki žiūrovai. Tai, manau, pirmiausia, galima būtų paklausti ir pradėti nuo to, kodėl, kaip tu tapai pilietiškas, nes vien tai, kad esi politologas, jau rodo į pilietiškumą tokį stipriai profesiškai išreikštą taip pat. Aš turiu pasakyti, kad tas ateina iš mano šeimos. Man pasisekė, nes turbūt daugelio šeimų situacija yra tokia, kad žmonės lieka abejingi. Ta rodo ir statistika pilietiškumui, balsavimam ar panašiai. Tai iš tikrųjų man tas atėjo iš mano šeimos suvokimas, kad tu turi rūpintis savo valstybės reikalais, juose dalyvauti ir taip pat tam tikros moralinės nuostatos, kurias svarbu ginti politiškai, taip pat atėjo iš mano šeimos ir iš tikėjimo. Nes vis dėlto per mano šeimą ateina ir mano krikščioniškas tikėjimas ir tėvai yra to tikėjimo liudytojai ir perdavinėtojai man. Tai natūraliai tam tikri klausimai, kas susiję buvo su šeima, gyvybe ar panašiai, tai tikrai persiduoda per mano tikėjimą į mano ir pilietinę ir politinę veiklą. Tai galim sakyti, kad tai buvo pagrindas, kuris pastumėjo, kad aš buvau tas žmogus, kuriam visada buvo įdomi istorija mano šalies, mano krašto, nes istorija niekada nėra mokslas apie praeitį. Daugam atrodo, kad tai yra mokslas apie praeitį, istorija yra mokslas apie dabartį ir ateitį. Nes praeitis yra tik tai, kaip matematikam, tai yra uždavinės sąlyga, kurią be abejo reikia žinoti, bet istorija paaiškina, kodėl tam tikri procesai, kodėl mes gyvenam būtent taip šiandieną ar ne, ir leidžia nuspėti, daryti hipotezes, kaip mes gyvensim ateityje. Todėl žmonės, kurie mokosi istoriją mokyklai ir jiems ji nelabai patinka, jiems atrodo turbūt kvaila, kam yra mokytis apie tai, kas kažkada įvyko. Bet istorija visada yra apie dabartį ir ateitį. Tai aš sakyčiau, šitie momentai, mano šeimos moralinės nuostatos, mano tėvelių pavyzdys ir istorijos mokslas, kuris man buvo tiesiog artimas širdžiai, tas ir nulėmė ir mano tokią kryptį ir tą profesinį pasirinkimą. Čia taip norisi man pridėti, kad panašiai turbūt ir aš atsakyčiau, jeigu būčiau paklausta, bet kadangi esu laidos vedėja, tai pati ir pasakysiu. Tai aš irgi laikau save pilietišku žmogum, nežinau, ar gali taip jau drąsiai apie save sakyti, kad esi pilietiškas, bet man irgi tai nulėmė šeimos, tokia šeimos tradicija, šeimos paveldas, tai ir tikėjimas, ir pilietiškumas tėvų skatintas, ir taip pat turėjau tėvą istoriką. Tai labai panašus kelias. Taip, labai panašus kelias, tikrai. Bet aš noriu dar šiek tiek, tu kaip ir atsakėjai į tą klausimą, bet nepasakėjai, kas asmeniškai tave sujudino gal. Ir kur buvo tas asmeninis sujudinimas, kad tu daugiau pradėjai domėtis ir veikti? Aš turbūt pasakysiu taip, kad man visada atrodė, jog tu, jeigu nori prisimti atsakomybę ir įsipareigojimą už savo valstybę, tai ko manęs ir mokė tėvai. Tai tu ir negali stovėti nuo šalyje, kažkaip stovėti po medžiu tuo. Tai jeigu tu stovėsi po medžiu, tai tada tu esi kažkieno kito trąša, resursas ar panašiai, kas gyvena aplink tą Lietuvą ar panašiai. Ir aš turiu pasakyti, čia galbūt išeinant į šiek tiek šiandienos mūsų konkrečiai klausimą apie pilietiškumą, tačiau iš tikrųjų pasakant tai, kas yra labai svarbu. Būtent, kas yra pamirštama, kalbant apie pilietiškumą, yra patriotiškumo samprata. Ir man atrodo, kai mes šiandien kalbam labai daug apie pilietiškumą aš tiesą sakant laikau papildiniu patriotiškumo.
Tai yra, pilietiškumą, jeigu tu pažiūrėsi į apibrėžimus, labai konkrečiai ir ne politologiškai, tai yra, toks suvokimas, gebėjimas atstovauti save, savo interesus, dalyvauti rinkimuose ir panašiai. Tačiau pats pilietiškumas kaip toks jis yra atsietas nuo konkrečios bendruomenės, tautos ar valstybės. Pilietišku tu gali būti daugelį erdvių valstybių nuvažiavęs rūpintis savo aplinką, kiemų, bendruomenę ar ne ir panašiai. Tai šiuo atveju pilietiškumas, man atrodo, tik tai kaip einantis papildinys to patriotizmo, kurį man įdegė tėvai. Ir kai tu jau turi tą patriotinį auklėjimą, tam tikrą pavadinkim, o patriotizmas jau yra ta įpareigojanti tautos arba valstybės meilė, ne? Tai pilietiškumas šiuo atveju yra tik tai instrumentas. Pilietiškumas yra instrumentas, kad aš rūpinosi šią bendruomenę, aš esu ją įsipareigojęs, jaučiuosi ją įsipareigojęs, noriu padaryti kažką į gero, kad jinai išliktų, gyvuotų ir panašiai. Ir tada aš tiesiog einu į tą pilietiškumo sferą, ar tai būtų kažkas susiję bendravimai su politikais, ar tam tikros akcijos, ar protestai, ar tas politinis darbas ir visa kita. Tai čia jau yra instrumentai, kurie plaukia iš mano nuostatų apie patriotizmą. Tai iš esmės, kaip suprantu, pilietiškumas tavo gyvenime atsirado iš to, kad iš norėjimo atstovauti, kartais ginti savo vertybės. Tikrai taip. Čia būtų tikslus apibūdinimas, ką tu čia šiandien pasakei, taip. Taip, tai ir šią vietą mes trumpam atsikvėpkime. Radio stotis XFM. Tikėjimų dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Grįžtam po pertraukėlės į pokalbį su politologu ir pilietišku, išsiaiškinom ir patriotišku žmogum Dovilu Petkum. Taip, ir Dovilas žiūri nustebęs. Bet iš tiesų tikrai taip. Tai kaip išsiaiškinom, priėjom tokią išvadą, kad pilietiškumas ir Dovilo gyvenime yra jo vertybių išreiškimas, gynimas ir veikimas dėl jų pilietinių atžvilgių, pilietiniai veikloj. Kalbant apie jaunimą Lietuvoje ir ne tik jaunimą, kitus žmonės, mes matom, kad atrodytų dauguma žmonių turi juk vertybės. Visi turi savo vertybės kažkokias. Bet išnešti jas ar ginti, atstovauti jas, veikti jose yra žymiai sudėtingiau. Ir tai dažniausiai netampa ne iki pilietinės veiklos lygio. Kaip tu manai, dėl ko taip yra? Vienas dalykas yra turėti savo vertybės, kitas dalykas yra turėti tą, kaip ir minėjau, tokį patriotinį pagrindą ir įsipareigojimą savo tautai ir valstybei, iš kurio plaukia ir visas nusiteikimas kažką tai pilietiškai eiti ir daryti. Pilietiškumas būtent, ką ir norėjau šiandien turbūt akcentuoti, jis be patriotiškumo, nelabai žmonėm reikia tų instrumentų, jeigu jie nelabai nori tai tautai kažką čia gero padaryti, nuveikti ir nesijaučia įsipareigoję tą daryti. Ar ne, jeigu tu jau esi tik tai, prispaustas kažkokių didelių aplinkybių, eini į tos rinkimus ar pradedi domėtis kažko, tai čia yra tokia jau paskutinė fazė. Daugumoje atveju tiesiog žmonės, kurie neturi to įsipareigojimo, tai jie ir pasyviai žvelgia į tuos instrumentus, kurios pavadinkim ten balsavimu ar protestavimu ar visais kitais. Kitas dalykas, kalbant apie tą menką dalyvavimą politikoje ir rinkimuose, kas yra toks labai akivaizdžiausias pavyzdys Lietuvoje, kad pusė žmonių neina balsuoti, ar ne? Tai turbūt ką visi yra girdėję ir žino. Ypač jaunimo tarpe tas nusiteikimas eiti, balsuoti, atiduoti balsą yra labai menkas. Ir tada klausimas, kodėl? Kodėl pas mus yra tokia statistika, kur yra viena irgi blogesnių Europoje. Ir jinai, tiesą sakant, per 30 metų nelabai keičiasi. Berods 92 metais, aš dabar galvoju, aktyvumas buvo gal 70 keli procentai. Gerokai nuo daugiau. Taip, bet iš esmės nuo to karto mes turėjom tokį smuktelėjimą iki
50 ir iš esmės daugiau žmonių net ir atrodo keičiasi kartos, ar net 30 metų praėjo jau didžiulė dalis, taip sakant, viena nuėjo į kapus, kita užaugo jau praktiškai 2 kartos ir tas aktyvumo procentas jisai nesikeičia. Gal dėl nusivylimų valdžia, taip spėjama? Gali būti, kad viena iš tų priežasčių yra, kad, kai sako, nėra už ką balsuoti ar panašiai, bet yra kitas svarbus momentas, kuris, man atrodo, atskiria tą kartą, kuri buvo prieškarių subrendus ir kuri yra šiandieną. Ir kai mes kalbam apie tuos procentus, ne tik apie dalyvavimą rinkimuose mes kalbam, bet apskritai žmonės yra ir linkę labiau emigruoti, palikti Lietuvą, ar ne, jie nejaučia tokio įsipareigojimo šiai tautai ir valstybei ypatingo. Arba jis toks gana menkas arba mažėjantis yra. Tačiau ką aš noriu pasakyti, kad tas patriotizmas ir pilietiškumas jisai neatsiranda savaime. Jam reikia įdirbio. Ir to reikia įdirbio švietimo sistemai. Tai tam tikrą prasme mūsų karta ir visi tie žmonės, kurie brendo per pastaruosius 30 metų, tai švietimo sistemoje mes nelabai susidūrėm su, pavyzdžiui, patriotiškumo savoka. Tiesą sakant, jeigu jūs įsijungsit, pavyzdžiui, kokio mokytojo Roberto Ramanausko, galite pažiūrėti socialiniuose tinkluose, jis yra istorijos mokytojas Vilniaus mokykloje, buvęs istorijos mokytojų asociacijos pirmininkas, jeigu neklystu. Ir jis aiškiai išdėsto, kad švietimo ministerija teigia, kad patriotiškumas yra maždaug, per daug jo dabartinės irgi pilietiškumo programos ir ten jo turėtų būti kuo mažiau. Kad čia yra daugiau, reikia kalbėti, kad mes globalėjame, ar ne, ir panašiai, ir tos patriotizmo savoka, kad jinai yra perteklinė, kaip ten yra. Taip, jau iš tikrųjų yra dabar teigiama. Taip, yra perteklinė, čia buvo švietimo ministerijos pavyzdys. Tai, o žinant mūsų istoriją, jeigu mes eitumėm, ar ne, tai mūsų seneliai, galbūt jie šiek tiek gavo namuose dar to auklėjimo, kadangi jų tėvai buvo ta tarpukario karta, ar ne, kuri buvo labai, taip patriotiškai auklėjimo. Tačiau iš esmės jau tiek mūsų seneliai, tiek tėvai užaugo tokioje aplinkoje, tiek jų šeimose ar švietimo sistemų jo labiau. Jie tikrai neturėjo kažkokio tai stiprios atsparos, daugumas žmonių, ar ne? Pavieniai atvejai buvo, kurios šeimos išliko stiprios, patriotiškos net ir per tą okupacinį laikotarpį. Tačiau mūsų tėvai seneliai jau to neturėjo, o mūsų karta, tam tikras paradoksas, mes patriotiškumo galėjome išmokti tik mokykloje praktiškai. Dauguma mūsų, nes ta tokia, perdavimas iš kartų į kartas. Kuri po 90-ųjų gimė. Taip, ta karta iš esmės mes galėjom mokytis to patriotiškumo arba tą galėjo tikrai atstoti tik tai švietimo sistema. Kadangi mūsų jau tėvai seneliai ir jau neįmanoma kaltinti, ar ne, jie gyveno visai kitokioje aplinkoje ir stengėsi tą lietuvybę kiek įmanoma ten išsaugoti. Tačiau jie tikrai nebuvo, jie vis tik buvo auklėjami sovietinio internacionalo dvasioje ir mokykloje, ar ne? Tai jie, reiškia, daugumas tėvų neturėjo iš esmės ką tokio perduoti, kad ugdytą patriotišką sąmoningą pilietį, arba jiems netrūko tiesiog žinių tam. O mokykla dėja per pastaruosius 30 metų mes nesukūrėm tokios švietimo sistemos, kuri būtų tikrai diegianti tą patriotizmą ir iš to patriotizmo plauktų ir visas mūsų pilietiškas veikimas. Tai aš manau, kad švietimas šiuo atveju per pastaruosius 30 metų yra vienas pagrindinių dalykų, kodėl tas jaunimo ar pasyvus balsavimas, ar tiesiog nejautimas tos pareigos valstybei, tai kodėl jisai yra toks ryškus, tai yra pagrindė dėl švietimo, nes buvo sunku tikėtis, kad mes daugumas mūsų to gausim namuose, kadangi ten tiesiog mūsų tėvai ir seneliai užaugo kitoje santvarkoje, o mokykla to neišugdė. Tai kitaip sakant, tu taip pat teigi, kad ta karta, kuri užaugo, mūsų tėvų karta, kuri užaugo Sovietų Sąjungoje, jie mūsų kartos, jaunosios kartos po 90-ųjų gimusių visai neugdė namuose.
Na, čia būtų labai stipru taip, pasakyti, kad visai neugdė namuose. Aš kaip ir minėjau, žmonėm trūko tiesiog tam tikrų žinių ir to patriotiško auklėjimo, nes jo tiesiog nebuvo. Jie buvo auklėjami visiškai kitos sistemos ir tik tai Sąjūdis turbūt buvo impulsas. Apskritai, kai žmonės atsiminė, kad čia yra daugybė liudijimų, žmonės nežinojo 88 kaip atrodo trispalvė. Buvo pavieniai žmonės, kurie žinojo, kaip tai atrodo. Ir tai yra sunku patikėti. Aš atsimenu iš savo tėvo pasakojimų, kad jie jau 88-aisiais, tarkim, tokias, kaip pasidarydavo trispalvėlės, ale ant kažkokių maikučių ir taip toliau. Ir daugumą klasiokų nežinojo. Tai prasme, kas čia per vėliau. Vyresni mokytojai pastebėdavo ir jie sakydavo, jūs čia taip atsargiai, žinai, čia, jau taip sakant, perestroika jau leisdavo, bet taip sakydavo atsargiai. Kiti net nesuvokdavo. Nes didelė dalis žmonių nei tokio, kas tie, pavyzdžiui, Gediminaičių stulpai, Vytis, ten kokios konkrečiai tos spalvos buvo ankstesnės vėliavos, nežinojo. Ir prisiminė tik tai per Sąjūdį. Tai ta prasme, tai yra natūralu, kad tiem žmonėm tiesiog trūko tų patriotiškumo pagrindų, ką perduoti mūsų kartai, ar ne? Ir tą turėjo atstovėti mokykla. Aš net nebijoju, kad jeigu, pavyzdžiui, tarpukario ar ta karta, jeigu ji nebūtų taip stipriai pastatyta ant švietimo, nes mes žinom, kad ten įvairiai vertinti tarpukario režimą galim, bet kad švietimas ir patriotiškumas buvo vienas kertinių akmenų ir po to tas leido visą tą sovietmetį ir ištemti iš esmės, tai buvo faktas. Ir jeigu nebūtų buvę tokių pagrindų, aš labai abejoju, ar ta karta būtų buvę irgi kažkokia labai patriotiška, jeigu jie nebūtų turėję būtent tokios švietimo sistemos, kokia jinai buvo. Ir dėja mes to 90-aisiais nesugebėjom vėl atkurti. Buvo bandymų, ten Meilė Lukšienė, kiti, kurie siūlė būtent tos patriotiškumo pagrindų sistemą, būtent kaip pamokas irgi diegti mokyklose. To nebuvo patvirtinta ir mes turim tą situaciją, kokią turim 30 metų. Dar klausytojams galiu tik priminti, kad tarpukarių ugdymas ir dauguma švietimo organizacijų jos buvo žinoma patriotiškos ir katalikiškos. Tai buvo krikščioniškas ir patriotiškas auklėjimas labai kartu. O iš to, kad tu sakai, Dovilai, tai atrodo, kad tiesiog darau tokią išvadą, mes patys nesuvokėm, kokią didžiulę visokeriopą visose srityse įtaką padarė sovietmečio ugdymas. Laikas dainai. Tikėjimui dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Pakalbėjom apie priežastis, kodėl, galim sakyti, kad trūksta mumise, mūsuose visuomeniai pilietiškumo, ypatingai jaunimo tarpe. O kaip manai, ko reiktų, kad jis padidėtų? Tas klausimas yra jau toks irgi istorinis. Ką daryti? Dar turbūt būtų galima paminėti, kad kam, kad jis padidėtų. Tai vien tyrimai rodo, kad visuomenės, kurios yra pilietiškesnės, labiau atstovauja savo interesus, savo vertybės, jos paprasčiausiai gyvena geriau, geresnė gyvenimo kokybė. Taip, vienas dalykas yra tas geresnis gyvenimo siekis ir sugebėjimas išsireikalauti, nes mes Lietuvoje apskritai, būtent kas jau plaukia iš mūsų to pilietinio pasyvumo, kad mes nesugebame susitelkti, atstovauti savo interesų ir tiesą sakant valdžioj, tai dažniausiai, kai tie tokie maži protestukai ir mitingai, tai ten juokiamasi už langų yra tiesiog. O priešingai, kai jau susirenka daug žmonių, jau toks nerimas atsiranda, ar ne? Tai iš tikrųjų mes Lietuvoje labai nelinkę esam susitelkti, atstovauti, reikalauti kažkokių savo pozicijų, dėl to ir tas toks valdžios abejingumas ir arba, kaip pasako, taip po 4 metų galėsit nusibalsuoti ir pasikeisti valdžią, ne? Tai čia yra, čia būtent yra totali ta pozicija patogios valdžiai tautos, ta prasme, kai jie žino, kad mes vis tiek čia 4 metus sėdėsim, galim daryti absoliutiškai ką tik norim ir jūs nieko nesusitelksit, neateisit, nepajudinsit mūsų, nebent iki kitų rinkimų. Tai tas yra iš tikrųjų toks kas atskiria mus nuo tos vakarų Europos vis tiek momentų, kad menkai yra susitelkima, kad atstovauti savo interesus.
tą reikėtų kažkaip ugdyti, keisti ir kaip aptarėm, vienas iš pagrindinių dalykų yra švietimas. Ir aš sakyčiau visų pirma, ką reikėtų padaryti, tai kai aš skaitau ar mokytojo Roberto Ramanausko ar kitų, tikrai mes turim nuostabių mokytojų šiaip jau, kurie pakankamai apie visą tą pilietinį ir politinį veikimą ir kažkokiamis istorijomis, kurios tikrai įkvėptų būti tais patriotiškais. Mes tikrai tokių mokytojų turim. Klausimas, kodėl jie nėra mūsų švietimo sistemos pavyzdys ir kodėl priešingai jų iniciatyvos, kaip tarkim pilietiškumo ar ne kažkokius vadovėlius ar programas formuojant, pasakome iš švietimo ministerijos pusės, kad perteklinė jūsų patriotiškumo samprata. Tai čia vienas dalykas, pirmas momentas tai būtų netrukdyti tiem mokytojams, kurie iš tikrųjų bando kažką daryti tą linkme. Kitas dalykas, iš tikrųjų vis dėlto labai norėtųsi, kad atsirastų tokia politinė valia galų gale mūsų valdžioje, kuri tą švietimo sampratą jinai keistų ir tikrai formuotų patriotiškai. Lenkija, manau, yra didelė dalim pavyzdys. Ten yra, vis dėlto susiformavusi gana stipri tokia patriotinė rengimo sistema mokyklose. Jie tą yra pakankamai neblogai atkūrę po 90 metų būtent. Tai jiems yra pavykę tą susigrąžinti, ką jie maždaug turėjo tarpukariu. Mums dėja kažkodėl dėl politinių kovų, nesutarimų kažkokių nepavyko to padaryti 90-ųjų pradžioje. Ir vėliau įsibėgėjant tokiam kalbėjimo apie globalizaciją vajų, tai tiesiog tas patriotiškumas buvo toks dedamas kaip kažkoks nereikalingas, kažkokia atgyvena. Tačiau iš esmės be to, tai, žinot, didelės valstybės, netgi ta pati Lenkija, ar Vokietija, ar Prancūzija, jos gali sau leisti įvairius ideologinius eksperimentus. Arba, pažiūrėt, kaip viena programa veikia 30-50 metų, kita. Tai yra didelės valstybės, didelės šalis, jos, taip sakant, su pirštų spraktelimu neišnyks iš Europos. Gali pastebėti, kas neveikia, pradėti keisti ir panašiai. Mūsų situacija yra kiek kitokia. Mes esam gana maža tauta ir per 30 metų apie milijonų gyventojų netekom. Tai viskas susidedant domėn, mums tokie eksperimentai gali pasibaigti labai greitai ir labai skaudžiai. Tai yra, mes ne tik, kad kalbam kaip apie gerovę, interesus ar savo gynimą, bet mes čia kalbant apie išlikimą, tiesiog mūsų tokiai tautai tai yra labai svarbu palaikyti tą būtent įsipareigojimą tautai ir valstybei dvasią, nes mes iš tikrųjų esam labai išskirtiniai padėti ir pasaulyje apsupti didelių valstybių ir nemaža tauta, tai mes esam tikrai ypatingi ir tą reikėtų švietimo sistemoje aiškinti vaikam, kad mes esam labai ypatingi, mes esam tokie mažiukai, kurie išliko per tiek metų ir išlieka iki pat šiolei ir kurie turi dar savo valstybę. Tikrai ne visos tautos turi savo valstybę. Kurdai, baskai, visa kita. Pažiūrėkit, tautos, kurios dar gausesnės negu mes, jie savo valstybės neturi. Jiem nepavyko, nesusiklosti. Mums pavyko tam tikrų istorinių etapų, mes susikūrėm valstybę, turim vis tiek mūsų kažkokią sistemą formuojam ir tas vien mūsų išlikimas tarp visų šitų galių jau yra mūsų didžiulis pasiekimas, kurį ir norėtųsi pratęsti ir norėtųsi kad mūsų švietimo sistema ir mokytojai ir tą ir diegtų mūsų vaikam, kad mes esam tikrai ypatinga tauta su tam tikrų išlikimo genų, kurį reikia puoselėti. Mes esam ypatingi. Labai man patiko šitas teiginys, norėtųsi, kad daugiau jisai mumise skambėtų, kad mes kaip lietuviai esam ypatingi, geri, neblogi, gal daugiau mėgstam savo neigiamas savybės akcentuoti ar daugiau jos ir yra akcentuojamos. O iš tavo kalbos, tai dar viena mintis man atėjo, jog galbūt, kai nežinai, kas tu esi, nėra pasididžiavimo savim ir toks nežinojimas bendrai kaip pilietis globalaus pasaulio, tai tu galbūt esi lengviau valdomas. Tikrai taip, ir aš kaip paminėjau čia turbūt pokalbio pradžioje, kad tu tampi, kaip sako, trąša kitiem.
kuomet tu esi nesuvoki, kas pats esi ir kokia ta tavo istorija, identitetas, tai tu tiesiog priimi kitų identitetą, kuris yra primetamas. Ir čia nereikia įsivaizduoti, kad pasaulis yra rožinė, nuostabi vieta, kur visiems bus vietos ir visi yra laukiami, priimami ir panašiai. Visos šalis aplink mus turi savo istorinį naratyvą, turi savo kalbos naratyvą, turi savo politiką ir mes žinome, kad mes turėjom daugybę ir nutautėjimo atveju, ar ne, ar tai Lenkijos, Rusijos, Vokietijos pusė. Ir čia tik pasistengia tam tikra iš tikrųjų dalis kiečiausia išlikti čia prie Baltijos jūros. Tai iš tikrųjų mes to galim tikrai didžiuotis ir jeigu mes nebūsime pakankamai stiprus patys, neturėsime tikros švietimo sistemos, tai mes nebūsime atsparus kitų įtakai. Ir tada mes be abejonės tampsime kažkokią tai išlaisvintą darbo jėgą, kuri aptarnauja galbūt kitų tautų ar valstybių interesus, bet negina savo. Tai kad būtumėm labiau pilietiški, pirmiausia turim žinot, kas esam, turbūt pirma tokia sėkla giliai, žinot, kas esam, žinot savo grožį, ypatingumą, kaip tu sakei, ir tada taip, pažinti savo šaknis, kaip popiežius, ne, minėjęs buvo, kuomet atvažiavo Lietuvą. Aš tiesiog atsimenu irgi vieną atvejį, kadangi tai yra ir asmeninių liudijimų laida, aš supratau tokį momentą, kuris labai skiriasi, tarkim, nuo užsienyje tokių pažinimo dalykų ir kaip yra Lietuvoje. Tarkim, man buvo labai visada įdomi mano šeimos istorija. Ir aš supratau tada tik po kurio laiko, kad, pavyzdžiui, šitas dalykas, kuris gana populiarus ar kokioje Lenkijoje ar Prancūzijoje, tu nuvažiuosi, ten bus pakankamai žmonės linkę domėtis savo šeimos istoriją, jie pakankamai ją žino, bent jau ten iki senelių, prosenelių ir panašiai, ką jie veikia, kuo jie buvo, kur gyveno ir panašiai, ar ne? O pas mus, tiesą sakant, aš pabendraudavau su aplinkiniais Lietuvoje, tai yra labai menka. Labai menka. Mes dažnai net atsimenu mano kursiokai ar kolegos, kurie būdavo, pavyzdžiui, šokiruoti, sužinojo, kad jų ten proseneliai buvo kažkokias ten pareigas tarpuką ir turėjo ar buvo išvežti kokį Sibirą. Jie nežinojo to. Nežinojo. Nes iš tikrųjų sovietmečiu mes turim taip giliai įsišaknyjęs buvo tas tiesiog nepasakojimas savo vaikam, kas ten kuo buvo, nes neduok Dieve, mažiau žinosi, bus saugiau, nenueisi į mokyklą, neišsipliurpsi ir taip toliau. Ir tas labai stipru. Ir čia yra, kuomet mes kalbėjom, kad ką sovietmetis tas padarė, tai sovietmetis pertraukė net iki tokios šeimos lygio pažinimą istorijos, net savo šeimos istorijos. Mes dabar turim daugybę atvejų, kur žmonės tik dabar susimąsto, pradeda šnekėti arba kažkokius dokumentus kasti ir jie sužino, iš kur jie, kas buvo, ar ne, jų proseneliai, seneliai ir panašiai. Ir tas yra tokia irgi didžiulė žala padaryta, ką reikėtų labai skatinti žmonės daryti. Tai visų pirma, pradėti bent jau nuo savo šeimos pažinimo, ar ne, ir tą plėsti vis toliau. Tau bekalbant prisiminiau, kaip Tiberiados broliai Zarasų berods rajone gyvenantys, jie atvažiavę daugiausiai iš Belgijos, dirba su vaikų jaunimo šeimų stovyklomis, pas juos atvažiuoja paviešėti žmonės ir jie paklausti, ką jie mato ir dėl ko žmonės kreipiasi. Lietuvoje jie atsakė, kad jie yra nustebę, kiek daug žmonės turi vidinių sužalojimų iš šeimų, dėl šeimos nuoskaudų, Aš taip tau bekalbant suprantu, kad tas nepažinimas savo šaknų, slėpimas to, žinoma, ir tremtis, partizanavimas, mirtis visos ir sovietiniai kankinimai padarė didelę įtaką tam ir visos šitos temos labai siejasi kartu. O mes čia tiesiog buvo labai įdomu, užsikalbėjom, o dabar turim muzikinių garsų išklausyti. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimui dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Kalbamės apie patriotiškumą, pilietiškumą su politologu Dovilu Petkum, taip pat ir
patriotišku, pilietišku žmogum. Ir pradžioj tu pasidalinai, kad krikščionybė ir šeimos vertybės padarė įtaką tau tapti pilietišku žmogum ir politologu. Kokios yra patriotiškumo ir tikėjimo krikščionybės sąsajos? Aš tai manau, kad labai stiprios tos sąsajos yra, ypač mūsų krašte, nes, kaip ir minėjau, kuomet ateina iš tavo, visų pirma, šeimos, ar ne, tai ta krikščionybė ir lietuvybė ir mano šeimoje, ir manau, tam tikroje dalyje tikrai Lietuvos šeimų, tai buvo praktiškai du poliai, ant kurių abi kojos, ant kurių, taip stovi tos šeimos vertybės, nuostatos. Galėčiau patvirtinti irgi. Ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai buvo stipri kombinacija, kuris, sakyčiau, ypač sovietmečiu jau po partizaninio karo, tai ta krikščionybė ir bažnyčia ir tikėjimas buvo viena pagrindinių rezistencijos priemonių. Nes, iš esmės, kuomet jau mes nebeturėjom žmonių, kurie fiziškai ar ne ginklų kovotų miške, tai vienintelė opcija iš tikrųjų buvo įvairios organizacijos susijusios būtent su tikėjimu, kurios ir nešė tą patriotiškumo žinią taip pat šalia tikėjimo dalykų, būtent saugojo tą lietuviškumą, lietuvybę, net ir tokios jau visiškai okupacinėse sąlygose. Tai ir tas yra eina jau, sakyčiau, bent kokius 170 metų Lietuvoje. Ir toks, čia yra irgi ne mano frazė, čia yra ir profesorius Alvydas Jokubaitis ir istorikas Merkys, berods buvo jo pavardė, jie sako, kad vieni pirmųjų, kas padėjo tai Lietuvai pamatus, ir buvo tokie kaip Motiejus Valančius, pavyzdžiui, kuris kvieptė ir visų pirma į blaivybės sąjūdį, kuomet susidūrė su tam tikra, tokia akivaizdžia socialinė problema Lietuvoje, kuri ir iki mūsų laikų, beje, tam tikrą prasme aktuali, ar ne? Tačiau šalia to iš tikrųjų ir stengiasi šviesti tos žmonės, stengiasi kurti švietimo tinklą, būtent, kad tie net ir eiliniai žmogeliai išmoktų skaityti ir rašyti, tai jau turėtų kažkokį suvokimą apie tavo valstybės krašto reikalus, ar ne, kas dedasi ir apskritai. Ir visa tai iš tikrųjų tapo tokiu pamatu, ant kurio ta Lietuva pradėjo kurtis, ant kurio jinai pradėjo statytis, klijuotis, kažkaip tarpusavio atsirado kažkokie tarpusavio klijai, ryšiai, kalba, raštas, kažkoks atsakomybė už tą politinį kraštą, kuris po to ir peraugo į tai, ką mes po to vadinam ten tautiniu sąjūdžiu ir didžiuoju Seimu Vilniuje ar ten vasario 16 nepriklausomybės aktų. Tai tam tikra krikščionybės ir mes žinom nuo pat tų pačių evangelinių bažnyčių, taip pat kunigų, ar ne, ir atstovų, ar tai būtų Mažvydas, ar kiti reformatai, ir daugybė, kurie ir taip pat labai didelę indėlį įdėjo savo laiku į lietuvybės, į mūsų raštijos reikalus. Tai galų gale tas elementarus faktas, kad mūsų spauda 40 metų, kuomet jinai buvo uždrausta Lietuvoje, jinai keliavo iš rytprūsių. Tai yra iš Ragainės, Bitėnų ir Martyno Jankaus ar kitų būtent Klaipėdos krašto lietuvininkų spaustuvių. Ir taip mes nepraradom savo rašto, savo kalbos ir tai tapo pamatu toliau mūsų valstybei. Tai be abejonės tas krikščionybės, jinai įtaka, ypač pastaruosius keletą šimtmečių, jinai buvo labai stipri, kuriantis ir atsikuriant sąjūdžio metu Lietuvos valstybei. Ir aš sakyčiau, man irgi, kaip ir minėjau, savotiškai pasisekė, kadangi mano šeimoje tie dalykai buvo visada svarbus, visada ginami jau nuo senų laikų, ar tai jau buvo kokie ten carinės imperijos laikai, ar ne, kuomet buvo irgi katalikų tikėjimas tam tikrą prasme irgi persekiojimas, ar kai kurios bažnyčios uždarinėjamos specialiai dėl Rusijos imperijos režimo. Ir mano giminiai teko irgi tiesiogiai su tuo susidurti, saugoti, kovoti prieš tai ir taip toliau, čia jau eina iki pat prosenelių ir prosenelių linijos. Tai aš sakyčiau, kad tas
tas toks genas krikščionybės ir lietuvybės, jisai pakankamai suaugęs, jisai persidavė man ir turbūt ir ne tik man Lietuvoje. Ir čia mes pasiklausysim Radio XFM muzikinio repertuaro. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Dovilai, o ką tu pasakytum jaunuoliui, kuris sako, o ką man būti pilietišku, ką man eiti į tuos rinkimus? Kaip galbūt įtikintum, kaip argumentuoti? Čia yra, aišku, labai nelengvas klausimas, kuomet, kaip ir mes šnekėjom, tu gyveni tokioj globalizmo eroj, kur tu esi raginamas, vos neskatinamas kažkur persikelti, neįsipareigoti niekam labai, nei savo tautai, nei ten, galbūt nei šeimai neapsikraut, ten vaikai, šeima keliauti po pasaulį ir panašiai. Tačiau aš galvoju, kad vis tiek žmogus geriausiai atsiskleidžia kaip asmenybė, kuomet jis būtent per įsipareigojimą. Ir tas eina visur. Ta prasme, ar aš kaip asmuo geriausiai atsiskleidžiu būtent tuomet, kai aš kuriu įpareigojantį santykį su kitu. Ir tai ir Petersonas koks nors yra patvirtinęs, ar ne, kad aš tiesiog... Klinikinis psichologas. Taip, aš neužaugu iš esmės iki galo kaip asmuo, jeigu aš radikaliai, pavyzdžiui, atmetu tą būtent įpareigojančių santykių kažkokį kūrimą su kitu žmogumu. Aš neaugu, nes visada yra nepatogumų ir sunkumų ir panašiai, tačiau kaip sako, tai yra irgi kelias dievop, ar ne? Tam tikrą prasme, tai yra mano brandos kelias, tai kaip žmogui per santykį su kitu žmogum ir kaip išties tapimų tokiu tikrai atsakingų asmenių prieš savo bendruomenę, tai jis eina per mano santykį su valstybe, per santykį su tauta. Tai jeigu aš, žiūriu į tai kažkaip nerūpestingai, tai aš niekada neišskleisiu to savo potencialo, aš sakyčiau, ypatingo, kurį mes turim būtent būdami ta nedidelė ir maža tauta ir savotiškai turėdami skolą. Mes skolingi visiems tiem žmonėm, kurie buvo prieš mus ir šitam laike, kuomet aš sakau, kuomet mes tariam Lietuva ar giedam himną ar taip toliau, tai yra tam tikras momentas, kuomet mes susijungiam su tais, kurie buvo praeityje dabar ir kurie galbūt dar čia bus ateityje. Tai visas tas susijungia į vieną ir mes iš tikrųjų turim tam tikrą skolą visiems tiem žmonėm, kurių dėka mes išlikom ir esam ir gyvenam ir net valstybę turim, kaip sakėm, kitos tautos, kur kas gausesnės neturi savo valstybės. Tai iš tikrųjų tai yra milžiniškas pasiekimas ir palikimas, kurį mes turim saugoti ir tam tikra skola istorijai. Ir dar vienas momentas turbūt yra, kad kitose šalise, ir čia jau aš turbūt reikia kalbėti iš asmeninės perspektyvos, aš niekada nesijausčiau toks ypatingas. Ir aš manyčiau, kad aš, nuvažiavęs, aš galiu galbūt naudotis tam tikrais gerovės pasiekimais tenai gyvendamas. Kaip išrautas medis negali prigyti, taip. Taip, tačiau aš vis tiek būsiu svetimas. Galbūt jau ten kita karta gyvenanti, toje užaugusi ten po manęs, toje valstybėje jau jausi savi. Aš vis dėlto užaugau Lietuvoje, užaugau tokio šeimoje ir aš jaučiu tą pareigą iš tikrųjų ir tai savo tautai valstybei ir tampant tiesiog tuo tikresniu žmogumi, tai kuriant tą savo santykį pareigotą ir per valstybę ir per santykį su kitais žmonėmis. Čia man labai patinka tas pavyzdys, kurį paminėjau, kad jeigu medį išrauni, jam prigyti, leisti šaknis kitoje šalyje labai sudėtinga. Gal būni labiau toks vartotojas, gal daugiau uždirbi, gal gyvenimo tokie malonumų daugiau, pinigų daugiau, bet ar gali pats duoti, ar gali būti taip, ne tu tik daugiau paimt. esi jau vartotojas tos sistemos ir čia, ar išsipildai kaip žmogus pilnai? Kartais, kai sako tam tikrų atveju net apie uždarbius, ar nekalbant, kaip yra tas pavyzdys, kad dažnai atsidūrė užsienyje
ar dirbame žymiai daugiau, ar leidžiame savo žymiai mažiau ir taip ir atrodo galbūt, kad ten yra kažkokie aukso rodai, bet aš manau, kad šiandienai Lietuvoje jau yra pakankamai neblogai, jeigu mes iš tikrųjų dirbame ir stengiamės, tai tikrai galim turėti labai tą panašų gyvenimą, apie kurį ten svajojom kažkada žvelgdami į vakarus, mes tikrai galim turėti jį šiandien čia Lietuvoje ir mes turim daugybę dar potencialų iš tikrųjų, kur augti. Kitos valstybės, jos savotiškai jau stagnuoja, taip, arba net nebežino, kuria kryptim judėti. Mes turim dar didžiulį potencialą, mes turim tikrai didelių svajonių tobulėti. Ir man atrodo, kad čia kaip tik mūsų kraštas yra puikus augimui, tobulėjimui ir tam atsiskleidimui. Taip, ir aš manau, tas atsiskleidimas savoje šalyje, kur žmonės kalba tą kalbą kaip tu, kur pažįsti tą kultūrą, tos juokelius vietinius. Ir tik ten gali iš tiesų atsiskleisti ir duoti žmonėms. Išpildyti save kaip žmogus, savo pašaukimą, žymiai labiau negu kitoje šalyje. Iš vis labai, aš abejočiau, ar galima taip įsiskleisti, kaip tą medžiai persodintam kitoje šalyje. O dar iš tavo minčių, ar gerai suprantu, kad manai, kad žmogus yra tiek brandus, kiek jisai yra atsakingas santykiuose ir savo šaliai? Čia būtų tikslus apibrėžimas, ką tu paminėjai, kad žmogus iš tikrųjų esam tiek brandus ir turbūt visas tas gyvenimas yra tam tikros brandos siekimas ir tobulėjimas ir tas nusiskaistinimas, ėjimas ar ne pirmin. Tačiau iš tikrųjų nekurdami kažkokius įpareigojančių santykių valstybei, šeimai ir panašiai, mes ir liekam tais tik tai vartotojais, kurie aptarnauja kažkokios tai komercinės įmonės su savo pinigais, o ar aš išpildau tą potencialą kaip žmogus, turbūt nelabai. Tai būtent įpareigojimai leidžia mums tą išpildyti potencialą. Taip, tai ir besenkant mūsų laikui norisi visiems palinkėti, kad atrastumėt savo pašaukimą, savo viduje tą jėgą, energiją, darbus, kuriuos jūs galit duoti kitiem, kur jūs išsipildas. Ir nevengtumėt įsipareigojimų, nes tai ne kažkaip įkalins jūs, o kaip tik išlaisvins jūsų potencialą kaip asmenybės. Jo, turbūt šito reikia palinkėti. Padeda išsipildyti kitaip. To linkim visiems ir tai gyvuoja Lietuva, galim šitoj laidoje tikrai drąsiai pridėti. Taigi su manimi buvo patriotiškas žmogus, pilietiškas žmogus ir jau profesiniam lygiui tai vykdo, tai politologas Dovilas Petkus. Ir aš, vedėja Jūratė Kriščiūnaitė. Jūs klausėtės laidos Jaunimo kodas, kuri yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Susiklausykim kitoje laidoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.